Lapkričio 12 neeilinėje JKL konferencijoje Kaune buvo išrinktasis naujasis organizacijos pirmininkas bei 3 nauji valdybos nariai. Bet apie tai naujoje JKL televizijos laidoje po keletos akimirkų. Konferenciją atidarė Jūratės Paškevičiūtės kalba. Vilniaus filialo narė pasveikino visus susirinkusius bei palinkėjo gero ir našaus darbo konferencijoje. Po įvadinės kalbos sekė tradicinis konferencijai Lietuvos valstybės himno sugiedojimas bei paties ministro Andriaus Kubiliaus video sveikinimas, kuriame premjeras palinkėjo gero bei našaus darbo organizacijai bei jos nariams ateityje. Konferencijai gavus pagreitį prie tribūnos stojo Adomas Bužinskas, vienintelis kandidatas į JKL pirmininko postą. Vilniaus filialo pirmininkas savo kalboje pristatė save bei darbus nuveiktus Vilniuje vos per 1 metus būnant organizacijos nariu. Adomas išryškino ne vieną dabartinę organizacijos problemą bei prižadėjo, jog būdamas JKL pirmininku sugebės tas problemas išspręsti. Toliau sekė 6 kandidatų į 3 valdybos vietas pasisakymai. Pirmieji kalbėjo Vilniaus filialo nariai Vaida Butkutė bei Dominykas Noirušis. Iš tribūnos kalbėjo bei 2 kandidatai iš Kauno filialo Akvilė Rutkauskaitė bei Eimantas Neniškis. Po jų sekė Druskininkų filialo pirmininko Konstantino Rečkovo žodis bei Kaišiadorių filialo pirmininko Mindaugo Zabelsko kalba. Kandidatų kalboms pasibaigus prasidėjo balsavimas, kuriuo 24 JKL delegatai išrinko 3 valdybos narius bei organizacijos pirmininką. Susumavus balsavimo rezultatus, beliko pasveikinti naująjį organizacijos pirmininką Adomą Bužinską bei 3 naujosius valdybos narius – Vaidą Butkutę, Konstantiną Rečkovą bei Dominiką Noirušį. Juos gėlėmis pirmoji pasveikino Jūratė Paškevičiūtė ir visos organizacijos vardu palinkėjo sėkmingo darbo ateityje. Vienas pirmųjų naujojo pirmininko darbų buvo pasveikinti sėkmingai valdyboje dirbusius ilgamečius organizacijos narius – Joną Ignatavičių bei Darių Karašą. Uždarius konferenciją, naujai iškepti 3 valdybos nariai bei organizacijos pirmininkas Adomas Bužinskas JKL televizijai pasidalino savo įspūdžiais. Taigi, sveiki dar kartą ir labai dėkoju už palaikymą ir pasitikėjimą. Taigi, dirbsiu, aišku, su projektais, su filialais ir šiaip su žmonėm, kas yra labai svarbu. Tai tiek. Aš labai džiaugiuosi, kad mane išrinko, tikrai labai džiaugiuosi, norėjau šitą postą. Šiame poste užsiimsiu veiklą ryšiams su visuomenė. Ir tikiuosi gauti daug naudingos patirties ir išmokti ateityje produktyviai tuštinti valstybės biudžetą. Ačiū. Už tai, kad patikėjote man šį atsakingą postą. Dirbdamas jame pasistengsiu užtikrinti kuo glaudesnį bendradarbiavimą su mūsų kolegomis TS LKD. Dirbsiu su tarptautiniais projektais, padėsiu atnaujinant ir kuriant naujus ryšius su tarptautinėmis konservatyviamis organizacijomis. Ačiū. Tai sveiki visi, kaip sakant, malonu, kad mane palaikėte. Dėkui už pasitikėjimą, taip pat mane ir stipriai pareigojate ir manau, kad jūsų neapvilsiu. Džiaugiuosi matydamas atgimstantį JKL ir tikrai tikiuosi, jog jis ateityje tik stiprės. Tad dar kartą visiems dėkui ir iki susitikimų kitose JKL žiniose.